Nu, testas veikia, gerai. Sveiki. Ką šlakiukai. Paskutinės 2 savaitės gal liko. Vanduo laikos. Ir bandysiu pagauti šiandien. Pažiūrėsiu, kaip seksis. O ką, dabar keliauju. Vamzdžiai išvesti į minį. Ką čia, vanduo minį per aukštas. Na, bet reikia tikėtis, kad į rastintų jie medžiojęs. Tai sudėjau blizgį pakol kas. Tik nežinau, ar pasiseks kažką čia su to blizgį. Savė tikrai didelė. Kažkaip blizgį. Vartas kaip pasiūtus. Vanduo nėra baisiai murzinas. Jis kaip ir aukštas, tik skaidrus. Tad įmanoma pagauti. Tai kur tas žuvis laikas dabar? Ar jau visiškai žemai ir reikia ieškoti aukštai? Nes srovė tai čia milžiniška. Aišku, stadėsis už šakų. O, kuo arčiau krantą įmetus po pirmą šaką. Tik įleidus masalą. Dažniausiai taip ir būna. Bet ten žuvis ir laikas. Na, pakol kas. Masalas dirba. Per daug greit jau net sukas. Oras superinis. Čia nesu pagavęs. Šitoje vietoje kažkur suturėjęs kibimą ant žemesnio vandens. Čia dabar žymiai aukštesnis vandens lygis. Turi šlakis medžioti, kad jį galim būtų pagauti. Turi netingėti judinti savo šikną, tada tik galim kažką sumedžioti. Reikia tikėtis, kad jis ir pajautęs vibraciją ir pamatęs, kad ir sidabrinė blizgė, gaus kad stinta. Ir jam net laikys nervai. O per daug greit netgi taip sukasi. Labai didelis srovė ant mano kranto. Reikia tikėtis, kad kitam krante žuvis yra ten, kur krūmai. Nes dabar va, įmetu ten gražiai blizgi dirba. Ten ir lėtesnė srovė gauna. Išėjimą dar nemačiau. Kažin kaip su to stinta. Ar jos yra? Mačiau, kad kiti ant voblerių tik pagauna. Gal nėra tas stintas. Žodžiu, bandom. O, bebras parplaukė. Manęs net nemato. Kad varo palei paviršių. Ir eina. Nedidelis, va, iki į tą pusę. Plaukia. Tokios srovės tai neša į kaip pagalį kokį. Pamatė mane, gražiai nusuko. O, nunėrė. Na ką, ateinam link upės. Blizgė. Minė čia aukšta. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Pakol kas buvau šernuose. Tai nieko. Sutikau daug žvejų. Ir nieks nieko nepagauna. Na dabar va, čia kur stintas gaudžiau. Pradėsim na čia ir gaudyt. Stebėsim, kaip seksis, aiškus. Reikia tikėtis, kad kažką pagaus. Dabar bandau sulaukti kibimo. Blogai, kad saulutė lenda.
Šlakės nebūna aktyvas tada tai tikrai. Stinta viena kita minė yra, tad naudoju blizgę sidabrinę. Ir tikiu, kad su sidabrinė blizgė galim tikrai pagauti. Pravedimas paprastas. Jeigu žinau, kad ten zacepų nėra, numetu iki kitą pusės, nuskandinu kažkiek ir tada traukiu, nes čia tikrai pakankamai gilu. Ir tada traukiu ir įdenu dugnu. Pavinioju tik tam, jeigu blizgė nedirba. Jeigu dirba srovėje, aš nevinioju. Stengiuosi arčiau dugno jai duoti vilktis. Štai va taip ir padavinėjau. Dabar, pavyzdžiui, beveik iš vis nebesuku. Tik įtemptą valą laikau, kad jeigu ką, pajaušiu, galėčiau pakirsti ir panašiai. Tai vat, tokia ta taktika. Svarbu stabdį pažiūrėti. O, liktai viskas gerai. Nu, šiaip minė aukšta, bet skaidri. Tai manau viskas tvarkoja. Šiandien bandysime apačią. Stebėti kaip seksis. Galbūt ir su woblerį manom būtų pagauti. Pasirinkau tokią seklesnę dalį. Kur labiau manau, kad ten turėtų būti. Na ir bandau įkalbinti kažką. Dabar bandau. Pavargau jau. Saulė pradeda lysti, dangus giedrėti. Žodžiu, kažin ar šlakis bekibs. Na, tai pažaisim. Blizgė, wobleris, blizgė, wobleris. Gal paims. Naudoju savo woblerius. Keli tai tikrai tokie bombiniai gavos. Šitas irgi toks gražus. Mėlynas, rožinė. Turi dar to blizgėse tokią. Pamėginkim. Šitam rožė gylis dabar, kad ir pakilęs labai vanduo, yra apie 3 metrus, 3,5 maždaug. Tai pats gazas. Jeigu taip žiūrint, kad wobleris dar nertų link dugno. Čia yra praeitais metais man keli kibimai buvę. Ne šitoj vietoj, bet tiek kairiau, tiek dešiniau. Bet čia tokie tiesioji. Atrodo, nieko čia nėra, jokių perkritimų, nieko, tik šakos iš krantų. Tai nėra labai gerai gal šlakiai, bet jeigu stintą jis medžioja, arba šiaip žiūri, kur ta stinta, jis dažniausiai juda, jis nesėdi kažkur vienoje vietoje. Tai praeitais metais galėjai atsisėsti, jeigu žinai, kad geras spotas, ir laukti. Bet jis labai jaučia žmonės, viską mato ir labai atsargus būna. Nu, dabar va, eksperimentuoju su wobleriu, stebiu, vingrus dedu woblerius, paskiau dubį savo blizgę užsidėjęs buvo. Ir turėjau kokius 4 kibimus ant blizgės, bet visi stukti ir viskas. Ir palieka. Ir nenori imti. Gal vakare grįši ten dar pamėginti. Bet viskas buvo tol, kol dar debesis buvo. Dabar išlenda saulė. Kaip ir sakė, plus 15, aš jaučiu tokią šilumą. Čia ant vietos. Atsisėdau, atrodo, nieko nenoriu. Bet bandysim vis tiek. Pavyzdžiui, kokias 4-3 metimus ant woblerio. Ir tada blizgę praridenu. Kažkaip blizgę labiau dabar tikiu. Nes pavasaris, stinta ir visa kita. Vis tiek jos turi dar būti. Senuką buvau sutikęs, sakė, 3 kibimus tarytę stintus turėjo. Nu, bet vis tiek, reiškia, stintų yra kažkiek dar miniai. Nu, tą stintą jie ir medžioja. Ir visi kibimai tokie įdomus. Ant blizgės būdavo arčiau kranto pareina mūsų. Maždaug gal 15-20 metrų nuo kranto stunk toksai per blizgį ir viskas. Dar metimas ir einam toliau.
O, koks voblis gražus, rožinė su mėlynu. Ir tie blizgučiai taip pasaka. Mano sukurts vobleris. Taip va dirba, įmetam. Lengva amplitudė. Viskas tvarkoj, tik saulutė išklindo, dabar bandau su savo. Sakau, pasiseks, tai pasiseks. Dabar šlakis tikrai nėra aktyvus. Uždėjau geltoną su rožinė, juodu rombu ir biškį hologramos, kurį buvau padaręs. Dabar stebėsiu, kaip žuvis reaguos. Mes einam vanduo, taip įdomi tas smėlis toks kunkuliuoja. Kai krateris koks. Nu va, toj matuosim numetus kiek. Tai nufotkink karočią arba jung. Nu, aš ten nufotkinsiu. Nu, dar neatsimaitin. O. Džiūvus balai O. Rimtai turi. Laikyk, ramiai. Ramiai. Stabdį susireguliavai. Antras žuvis rimtai turi. Turi, važiuoja. Gerai, laikyk. Kažkas tam būžino kojami. Davai. Aš maudausi jau, Jordi. Ne, biš priverš. Čiut, Jordi. Ir neatleis. Čia, blėt, gerą turi. Čiut, Jordi. Čia tau nelideka. Jordi. Biškį ten, vos vieną kartą imtelk tą. Aš tau sakau, pabėg. Pasuk čiut.
Gerai bus už tiek. Kad nebūtų atlaisvinta. Neina pakelti. Gerai, gerai. Išpoliet. Pažiūrim, kas yra. Aš bijau. Ramiai, neskubė. Ušiu. Šlakis, šlakis. Gerų. Atleis dabar iškart. Tai antras šlakis, nu Jordi. Aš žinau, aš atėjau. Žinau, sakė. Sakai, nėra. O, nedaryk nieko, nedaryk, jau laikyk. Pavargiai yra, dar neatsimaitinės tintų. Žiūrėk, Jordi, tem čia yra vietama. A tai gerai bankė buvo? Sakiau, kad sujudės ant vakar. Čia į tą pusę. Ir žais su juo dabar spinė, pavargis yra, žinau. Nedidelis, kaip mano. Liuodo pasirodyti, iškart toks didelis. A į kitoj pusė irgi, ne? Jo, ties vidurį, čiupo. Ai, ties čiupo, ties vidurį? Tai gerai, reiškia, jis čia buvo kažkur. Bežiau koks gražus, karočią, taškai kokie. Mažiukas dar. Eik tu, na, pala, Jordi. Dar duok pažais biškį. Ne, netkabins. Gerai, yra kibė. Davai, nesikeikim, nes aš įkelsiu paskui. Dabar ramiai, aš paimsiu. Gerai. Bet sakau, atrodė, kad ten nukantas. Nu tai, bankė, man irgi bankė išrašė ką tik. Matai, sujudėjo šito metu, nes ką tik tu sugavai. Tai čia va tas pikas vadinas. Gali dar vieną paimti, žinai. Iki vakaro, čia nežinosi. Ramiai. O. Ką? Gerai, paimsiu šį jau. Palauk. Pala, parilaikyk tiesiog įtemptą, kad nenusimuštų. Pabėgs arba Jordi, tu man gali uodegą duoti. Gerai, uodegą duok. Все, yra. Targi mano meškirė. Štau dariau, blemba galvą nusuksiu. Nu, nedidelis, bet vis tiek. Aš atkabinu, iškart palauk. Žiūpis, spardos. Kažkaip parvara jo. Ar kas ten? Palauk. Smagu. Oi, paleisk. Aš tai nufilmuosiu dar su šauk. Nu. Все, yra. Nu ką, Jordi, važiuojam namo. Skirmantas matas, Jordi. O, šitas geras. Ant mano padaryto woblerio. Ant mano woblerio, kai jis tvėrė centre. Seniai čia buvo, nieko nepagau. Ką? Patiems, jis eina ten. Kaip jis, aš bankė, patikėk manim, šitas tai energingas, turi energijos. Čia dar bus prikolo, man atrodo. Džiaugs. Ai, ne. Blemba, gal iki legalo, tik bus. Kai bankė davė, patikėk. Tai net valas prasisuko išritęs po pirmos bankės. Toks pat. Mano, va, matai, sukūriau va spalvinimą. Nepatiko. Tai panim... Kur tu eini? Eik tu, nu, 3 jau šlakį. Bet šitas jau didžiausias, man atrodo, bus iš visų. Jo, tas biškį atrodo, jo. Stambesnis biškį paėdės. Labiau bankės turi. Čia, va, ant centro, kai kalė, karočią. Jį iš trečio. Užlaikiau ir centre, kai kalė. Blemba, kaip nusileiši? Nežinau netgi. Paimsiu. Šitrauksiu kaip. Aš mačiau į tą, bet vidai tą tašką, kuris dvihuja. Nu taip. Daug, nuo ko? Jo, kažkas panašu. Blemba, kojas nėra kur padėti. Taip ir išlys gali. O įkritas į vandenį su visą lašišą, ble. Kovo mėnesį. Čia buvo šlapė, kur? Paėmiau su 2 rankom, ble. Kojas nuleidžiu į vandenį. A girdi biškį. Prilaikyk mane. Štoj paimti. Čia kai nersi, žinok, čia giliai yra.
Aš čia buvau įkritęs, sakiau, su visa lašiša įvažiavau į vandenį. Čia šlakis irgi jau. Nu. Daug taškų turi. Links, Po, niuk nedaryk, man dabar nestūp manęs, aš pats. Toj, nusiramins viški. Tai žudegos būtų geriausia paėmai, tada jie niek nebedaro. Aš noriu savo woblerį prarasti. Šiam 4, kiek ten buvo. Gal ir šiam 5, nesuprasi ten. Visas muistas. Senis jau būtų prismeigęs. Nu, dariukai, greičiau. Žuvį paleidžiu. Atei. Greičiau, blemba, žuvį. O, tai? Nu, šiam 4, šiam 5, kažkaip, ne. Filmuoti? Jo, greičiau, aš paleidžiu ir tik tokerit. Matai, kokius įsikėlė video. Nu, filmuoju. Ne, filmuoju. Nu, gražuolė. Wow! Tur, filmas. Voblerė, pagalvoju. Su savo prijomais. Kai šovė karočią, tai jau antras šlakis. Kad čia seniai iš nosis ištraukė. Bet tik 3 metimus padariau ir tik tada šovė. Ant rožiniai gelso mano padaryta. Na ką, nereali diena. Baigiu šiandien savo žuklę. 7 kibimai. 4 ryte ir 3 dabar ant vakaro. Žodžiu, betingi žvejot šiandien jau. Galbūt rytoj dar bandysim dabar susukti video. Kaip ten kas gavos. Gal kažką paveikt. Na ir laukit kitų žuklių. O tu palaikink, pašėrink, pasubscribink, jeigu įdomu. Taip man padėsi. Tai mano, kad ir YouTube kanalą. Kažkam stebėti, gal kažkam įdomu. Ir tiek viso. Sveiki. Na ką, antra diena, šiandien vienas, neilgam. Šiaip saulutė yra išlindus, bet debesėlis užmetė, tikiuosi bus nebloga vėl diena. Bandom vėl šlakį. Ir galit pažiūrėti, kaip man sekės vakar. Ir susuksiu kažkokį video, ką mes ten nufilmavom. Na, o šiandien bandom bent vieną pagauti ir pridėti prie to video ir padaryti tokį bendrą savaitgalio video. Kaip man sekėsi. O dabar laukit, einu prie upės. Ir jei ką, subscribe mano kanaliuką. Žvejybos laikas, jeigu kažkam įdomu, gali stebėti. Ten vis tiek keliu savo info. Bei galit, kam patinka ateiti mano grupė žvejybos laikas Facebook'e. Tai ką, tiek. O dabar pirmieji metimai. Šaltas rytas. Saulė jau šviečia. Bet dar neryškiai vandenį. Nu, aš dabar uždėjau. Tai žiūrim, kaip jis dirba. Na, blogai. Uždėjau rožinį subinę. Su pilku ar baltu tokį atspalvių. Na ir šitokia vieta čia dažnai būdavo, kad pagaudo. Gerai apmėtų. Visgi gylio čia daug dabar. Dar ne visą laikį dugnas įtrenkė. Ir tokių ratalų yra, visokių kliuvinių. Na ir šlakis gali ir centre būti kartais. Bet kada saulė šviečia, jis būna dažniausiai netoli krūmų. Čia porą dar gerų metimų ir taip biškį keliausim, kur vakar praėjom. Tada nežinau, ar į viršų, ar į apačią kilsiu. Pažiūrėsim, kiek valandų bus. Keitaliausim masalus. Vakar bandžiau blizgę, o ryte blizgę kažkodėl jėmė. O paskui, kai bandžiau blizgės, net nebelėtė iš viso. Ir tik prasidėjo iš viso man daugiausia pradėjo kibti ant woblerio. Ir tiek draugui užkibo ant woblerio. Tai va, vanduo skaidrus, geras. O ten matom krūmus kažkokius. Stengtis nedamės kokį 20 cm iki krūmų. Vakar buvo taip, kad įmeti priek pat krūmų, jeigu jis ten sėdi. Dažnai būna iškart šauna iš po krūmo.
O dabar nežinosi. Tai va, nedarau ilgo video. Einu toliau. Filmuosim, kada užkotai mojuoja per pievą. Ir vėl ant savo woblerį. Šitas jau nemažas, man atrodo, bus. Stvėrė centre banke. Jo, vėl turiu šlakį. Dabar traukiu, va. O šitas didelis. Nu, man atrodo jau. Nu va, šitas jau bus legalus. Pagavau, koks 70 bus. Nu jo. Džiulis šitas storas. Nu ką. Jėgos turi kažkiek. Kažkur į galvą gavęs, matas, nuo kažko yra. Kaip su žeberklu kokį būtų smeigt. Aš ne. Šunų brūžinis. Ar išpūvė, kas šiam čia yra? Buvo, ko čia? Na va, 20-30 minučių žvejybos ir pirmas šlakis. Vos įsikabinęs. Na, pabėgs. Bet svarbu jau yra. Ar jie builis. Rožinis su geltonu mano ryškalas. Blizgę praleidau. Sakiau, dar vieną woblerį šalia mėčiau, nieko. Ir tik savo užsidėjau spalvinimą. Tuo ištrauksiu. Nu, neblogas šitas, bet irgi paleis. Jo, aš tik. Ką? Jo, vienas pats šiandien. Vienas. Ne, bet jisai bus 70 kažkur. Tai aš ištrauksiu. Aš taip dėl malonumo pasižiūrėti. Ant savo woblerio pagaminau. Nusispalvinau. Ką? Nu, ant savo pagaminau woblerį, viską, žinai. Ir visas, tris kartus. O, atsikabina. Atsikabina? Aha. Na, va. Tris, vos buvo įkibęs, dar tik aktyvėja dabar. Bet toks panašiai kaip vakar. Ne, šits buvo jau 70 kažkur, 3 kg kokie bus. Čia buvo? Nu dabar, va, čia pagau. Nu, ko tu kodėl ištraukiai? Nu tas, va, kur šits buvo. Nu. Tai va čia dabar aš 3 kartų, va šitą pasidariau, va, woblį. Nu. Pats pagaminau. Ir tik tada užmečiau iš kokio antro metimo. Nu gerai, kiek buvo? Nu, šiandien daugiau nieko, dabar buvo vienas. Kokį ilgumą buvo tas? 70 kažkur. Tai kodėl tu paleidai? O atsikabina, aš neimu žuvies, aš tik tais pasižaidimui. Čia tu tokiai supranti, palaukos vaikščia irgi lobį ieška. Mačiau. Ieško tų metalo detektoriais, aš gau ką ten dar. Bet bankė gerai išrašė, kaip dėjo, tai dėjau. Ja supranti, viskai klausiau velnių, nu tu klausai reikia, ką bus, vienu vaikščiai, blėt. Nu. Sakė, kad ant mano woblerio nekips. Baisus, bet užtat iškart iš antro metimo bankė kokią. Nu ką, bandom dabar jau vėl. Įtikėjau. Ryškalų tokį. Jisai prieš akis vaišymą padarė. Blemba, reik mesti. Turi būti tenais. Ten išėjimas buvo, ką tik įmečiau. Į paviršį išėjo.
Žiūrėsim, ar išeis kažką išprovokuoti, nes jis ten yra kažkur krūmuose. Ką tik į paviršių išėjo. Žodžiu, žuvis aktyvėja, bet labai užmes gerai neina per tos krūmus. Aš šiandien jau va vieną turiu, jau ramu. Nors neištraukiau, bet pamačiau, biškį priliečiau su pirštais ir užteks. Nu, jisai čia iš krūmų kažkur išėjo. Nu, kažin. Kai čia vartysis. Manau, čia kita žuvis. Tik reikia dabar masaliuką kažkokį jam atrasti. Na ir bandyti sugauti. Iš po krūmų išprašyti. Gal dėti blizgę pamėginti. Tai va, šiandien jau vieną mano wobleris sudirbo. Bandysim kažką natūraliai. Kažką va, pakasta biškį. Bet va, sudėjo atgal viskas gražiai. Neišrūsė, nepaliko. Aiškiai, kažką galima rasti su to metalo detektoriu. Laimikis 2 kriauklės iš karto vienoje vietoje. Užsėdo. Gaukas atcepas ant mano woblerio. Dar vienas ant mano woblerio. Ai, tokia vieta dar šūdina. Gerai, biš prieiti eina. O, fainiai. Antra žuvį šiandien. Ir pakankamai gražus šlakis. Ir gražios dėmės. Mano woblerį neatsilaikė. Stambus šitas, man atrodo, bus jau tikrai legalus šitas. Na va. Mano wobleriuko. Daug jėgos neturi jie. Ir aš nežinau, kaip dar paimti. Sakykime, normaliai neįkrentant šiandien. Smigo vėl nestipriai. Bijau išlyst. Centru. Pirmų metimų ant šito woblerį. Mat gerą sukūriau, reiškia. Tikėjau, kad ant šito bus. O. Tai taškas. O. Pasiuto. Pajauti, kad nesipriai įsikabinės, matyt. Dėlėm apkybės. Nelabai aktyvus, aiškiai. Pravedimas paprastas užmetė ir veduoklės principų, kaip ir anksčiau minėjau, tiesiog vedi. Na ir šitam jau nesispyrėsi. Nežinau, kaip paimti, dabar reikės biškį nuvarginti, nes čia šakų visko pilna. Arba pabėgs vėl. Kol ir bandysiu paimti, nes sėdi tik ant kelių kabliukų ar ant vieno. Kaip čia ateit dabar pastoviai į vandenį. Aš bijau čia įlipti. Krisiu iš to pats. O koksai. Kaip tai pačiupdau. Karoči. Plemba. Gražuolis. Štai toks šlakiokas. Nu va, to paleidžiu. Šiam 5 tikrai bus, gal net 7 tomų. Gražuolį, kur čia tai nunešti. Čia kur nors po krūmais. Tegul plaukis, tarulis, gražus.
daug taškų. Stipruolis. Nu va, 2. Tuoj parodysim woblerį. Žuvies yra daug. Reikia gaudyti. Tuoj biškį nuplaunu gal. Savo woblerį. Čia dar susipainė kažkaip. Jo, kitą kartą jau neuždažysiu trišakių. Nu, spalva ryški, su blizgučiais ir neatlaikė pirmų metimų. Ir vandenį tikrai super atrodo. Varom toliau. Sudirbu. Na va, dabar bandysim tokį woblerį savo. Gal irgi pagausim. Šiek melsvumo, visko. Šiek naryškį. Na gal kals. Prieš tai panašaus pagavau. Vienas rožinis. Jeigu kas rasit žutką, tai čia mano wobleriukas. O, dirba. Mažyčiukas. Manau, paims tokį. Na ką, žvybą baigsiu šiandien jau. Pavargau. Jau 2 dienas mojuoju spiningų. Ne 1 kilometrą praėjau. Ir iš visos 9 kibimai per savaitgalį. Ryti darbą reikia pailsėti. Tikrai geras savaitgalis. Dabar galvoju, 3 buvo legalios žuvis. Ir dabar galvoju, kiek čia būtų nelegalių. 3 nelegalios ištraukė, dar draugas, man atrodo. Dar čia atskirai kibimas jam buvo. Žodžiu, daug labai nelegalios žuvies. Arba tokia ribinė, bet buvo linksma. Kibo vat vieną rytą blizgės, o paskui vien tik wobleriai. Blizgį ignoravo visiškai jau. Vanduo skaidrėja, vanduo krenta. Na ir manau, kad šis savaitgalis ir kitas jau bus paskutinis galutinai. Ir gal dar kitą savaitgalį kokį dieną išpulsiu pamėginti. Bus matyti prognozės, jeigu nebent vandenį sukeltų ar dar kažkas, tai va tada jo, dar žuvis susiliks. Kibo ant įvairių spalvų. 3, man atrodo, ar 2 pagavau ant savo spalvos sukurtos woblerių. Tai va, džiugu ir pačiam jau. O daugiau nežinau, ką pridurti. Daug žvejų, daug bandančių. Viskas linksma, fainiai. Ir tai ką, iki. Na ir nepamiršk, kaip ir sakiau, palaikint, gal pasubscribint, pašėrint. Gal kam bus įdomu tai, ką kuriu ir kuom dalinuosi. Jeigu bus kokių minčių ar apie plačius woblerius, ar apie kažką pašnekėti, gal tada sukursiu kokį video, tai kam bus įdomu. Na dabar žiūrėsim, kokia kita žuklė bus. Iki.